Nuotaikos darbingos, kaip visada, jeigu neiškelsi savo kartelės vis aukštyn ir aukštyn, tai nebus, kaip sakyti, akstino tokio tobulėti. Tai mes taip ir stengiamės, tai pasibaigė vienas koncertas, kažkas atsakėm ir dabar 2 savaitės jau atostogausim. Po to gimtadienio, tai taip išėjo, kad atostogavom lygiai 3 dienas ir pranešiau iškilmingą naujieną, kad atostogos baigėsi. Mano atsiradimas grupėje buvo dėl to, kad pati ją ir įkūriau. Ar ta vizija buvo tokia, aš negaliu pasakyti šiai dienai, nes Cukraus pudra keitėsi, keičiantis vadovam. Ir man tuo metu tai norėjosi daryti, kad mes ir šokame kartu, ir dainuojame kartu. Ir dabar daugiau orientuojasi į tą atlikimo kokybę grupė, mažiau šou elementų visokiausių daro. Tai aišku, tai ir kiekvieno vadovo vizija kitokia yra, bet labai smagu, kad grupė gyvuoja šiai dienai. Kadangi dirbau tuo metu bažnyčios chore ir turėjau ten jaunimo nemažai, tai pagalvojau, kad mums turbūt reikia pop grupę kurti, nes rajone kažkaip nėra. Nesvarbu, kad neturim nei mikrofonų, nei aparatūros, nei nieko per daug. Aparatūros sulūžus buvo ten, kai kuriem epizodiniam koncertam pataisydavo, kažką sudėdavo ir pasikviečiau tais mergaitės, dirbau Veiverių mokyklų ir pasikviečiau kai kurios berniukus, tada pažinojau Vailą Metrikevičių iš ankstesnių projektų, kur būdavo tiesiog sukuria epizodiškai. Na, bet ir iš tų pirmųjų žmonių
tai ir Linas Pudonis, ir Martynas Gedutis, ir Raminta buvo bažnyčios chore Soborą, jos dar pasikvietė draugę Andriją, na ir taip susibūrė ta pirmoji grupė. Dar buvo Vita Sakalauskaitė, aš ką tik konservatoriją baigus, akademiją jeigu baigus, tai aišku, reikia dainuoti kūrinius objektyvus, tai į pirmą repeticiją atsinešiau tribalsį ir keturbalsį kūrinį, kad dainuosim, bet po to teko truputėlį kartelę nusileisti, pradėti nuo paprastesnių. Gal šitą kūrinį, kurį jiems daviau prieš 20 metų, gal šiai dienai jau jie visai nesunkiai galėtų sudainuoti. Na ir pradėjau dainuoti. Ir toje pirmoje repeticijose, kadangi pasakiau, kad dainuosim pop kūrinius, kažkaip labai saldžiai pradėjau dainuoti. Gal tuo metu tokia maniera buvo populiari, gal tiesiog toks įvaizdis pop muzikos. Ir turėjau iš senų laikų pasakojimą irgi savo buvusios tos mokytojos, vargonininkės Vaškauskienės, kad jinai taip atsiliepė apie irgi amžinatilsį kunigą Mikutavičių, kad sako, jis kalba taip saldžiai kaip cukraus pudra. Ir man tas saldumas toksai buvo užsifiksavęs tas pavadinimas. Ir aš tą patį persakiau savo šitiems dalyviams, sakau, jūs dainuojat per saldžiai, tikrai tada cukraus pudra. Tas lyg ir pasidėjo, nusimetė ir po to netrukus mes vasario 12 turėjom pirmąjį koncertą, tai beveik ir laikau šią datą, turbūt mūsų gimtadienį, nes mes jau prisistatėm visuomenėje, gimėme kaip grupė. Netrukus po to mums reikėjo pavadinimo, kažkur prisistatyti Kalvaiverių miestelio šventėje, kažkur šito tikrai nepamenu. Ir daviau užduotį, susikurkite savo pavadinimą. Ir aišku, susirinko visi nesusikūrė, turbūt dar kartą paraginau, sakau, jeigu nesusikursiu to pavadinimo, tada pavadinsiu jūs cukraus pudra. Na, aišku, niekas nesusikūrė to pavadinimo, taip ir liko. Tas pavadinimas buvo tikrai ganėtinai iššaukiantis, turbūt, bent jau nepaliekantis abejingų. Vieniems jis patiko, kitiems sukeldavo įvairiausius jausmus ir buvo ir epitetų, kad cukraus pudra, tai čia kaip lakudros skamba ar panašiai. Tikrai, kai kūrinėjom asociaciją, tai mūsų klausė net teisininkai, tai šis sako, bandelės gal pardavėjais, kad taip vadinatės, ar taip pradėtai. Žodžiu, tai yra pavadinimas nepaliekantis abejingų ir manau, kad jį verta pasirinkti, jau dėl to, kad jis tikrai atkreipia dėmesį. Kas mums yra cukraus pudra? Man tai yra turbūt vienas iš ryškiausių, tokių, kaip sakyčiau, kūdikių, kurie gimė iš pradžių vizijoje, po to realybėje. Ir labai smagu, kad cukraus pudra buvo ne tik tai dainavimo būrelis. Tai buvo apskritai ir savanorystė didžiulė praktika, ir gyvenimo turbūt mokykla, ir lyderystės mokykla. Ir kai kuriems net atvėrė kelią į profesionalią muziką, tai šiandien turim ir cukriukų buvusių, ir cukraus pudros baigusių profesionaliai muzikos mokslą daugiau. Linkėjimas, aišku, būtų tęsti tradicijas, vienaip ar kitaip, jas keisti, kad nebūtų tradicija, kad jis statiška, užsikonservavusi, kad jinai atitiktų kiekvieno laikmečio poreikius, nes tai visų pirma yra jaunimo grupė ir jaunimo gal ne ta prasme, kad amžiaus apribojimo, bet kad viduje likti jaunam, tai reiškia atviram pokyčiam, atviram tas, kas šiuo metu vyksta ir augti kartu. Mokotės 11-12 klasėje, tai ar nebus ateityje tai, kad mokiniai baigs mokyklą, išvažiuos iš miesto ar kolektyvo suirs? Ar planuojate ateitį, ar manote apie ją? Tai čia daugiau jie gali pasakyti, aš tai už tai, kad jie kuo ilgiau išliktų. Mes taip pat įvyktim galvom, kad... Tai dabar, pavyzdžiui, mokomės Kaune ir važinėjom, tai jeigu ir toliau taip, tai manyčiau dar kelis metus gal dainuos. Kviečiame jūs nusikelti 20-metį atgal, kai cukraus pudroje skambėjo Virgilijos Naudžiūtės sukurtos dainos. O primeiro
kur tave vėl atrasiu. Jis mane prisimena širdyje, prisimena nepamirš, buvo tai buvo sapnas, ar tikrovė buvo ir gražiai. Tave buvo sugrąžinti, grąžinti tą sekundę, prie savęs priglausti. Jis mane prisimena širdyje, prisimena nepamirš, buvo tai buvo sapnas, ar tikrovė buvo ir gražiai. Tave buvo sugrąžinti, grąžinti tą sekundę, prie savęs priglausti. Jis mane prisimena širdyje, prisimena nepamirš, buvo tai buvo sapnas, ar tikrovė buvo ir gražiai. Tave buvo sugrąžinti, grąžinti tą sekundę, prie savęs priglausti. Jis mane prisimena širdyje, prisimena nepamirš, buvo tai buvo sapnas, ar tikrovė buvo ir gražiai. Tave buvo sugrąžinti, grąžinti tą sekundę, prie savęs priglausti. Jis mane Geriausias atsiminimas iš vaikystės, manau, kuris susijęs su muzika, tai kaip tėtis brazdindavo gitarą, o mes tiesiog visi susėdę dainuodavom. Dainuoti pradėjau jau darželyje, muzikos mokytoja jau tada kalbino eiti dainuoti, prasidėjo viskas nuo kažkokių tai būrelių. Bet niekada negalvojau, kad iš tų būrelių, iš to dainavimo atsiras meilė muzikai, kuri veda iki dabar. Prisiminimas iš vaikystės, aš kai buvau maža su sese, mama visą laiką dainuodavo lopšines prieš miegą, tai greičiausiai dėl to mes tokios artimos ir dabar su muzika esame. Kai dar darželio grupėj su tokia maža plastmasinė gitarytė ir kovos lygą dainavau Kelelis Fortas. Atsiminimas apie muziką iš vaikystės, tai kad mama dainavo chore, o vėliau pasiūlė pirmoje klasėje pradėti lankyti fortepijono pamokas. Vaikystėje turbūt apskritai nei aš pati galvojau, kad aš dainuosiu, nei kas nors iš vis aplink mane galvoju, nei mama negalvoju, kad aš dainuosiu, nei vienas tai ne visai sudainavom, bet kažkaip pasukau tą dainavimą. Ryškiausias prisiminimas iš vaikystės tai yra iš darželio laikų, kai mano muzikos mokytoja niekada manęs nestatydavo priekį ir man tiesiog neleisdavo dainos. Mano tėvai nebuvo susijęs su muzika, tačiau nuo vaikystės žinojau, kad močiutė visą gyvenimą lankė chorą, bet tikrai negalvojau, kad mano kelias bus susijęs su muzika. Atsimenu, vaikystėje labai mėgdavau daryti savo muzikinius pasirodymus. Tada mano publika buvo mano močiutė ir kaimynės, jos draugės. Užsilipdavau ant stalo ir dainuodavau savo kūrybos dainas. Aišku, ten jose nebuvo nei turinio, ko gero nebuvo nei melodijos, bet jau tada jaučiausi labai ryškia žvaigždė, kuri turėjo savo konkrečią klausytojų auditoriją. Sulikti tavas mama, ir mylėk tavas
kalbos. Štai girdis tavo tylų verksmą, štai pievos kurto žaidėjai. Ir atrodo, jog laikas sustojo, o dabar norėtum, kad vėl sugrįžtų vaikystė. O kaip norėčiau aš vėl sutikti rytą pas mamą, kai tyliai kalba už durų mama, lyg sektum pasakas slaptingą. O kaip norėčiau aš vėl sutikti rytą pas mamą, kai tyliai kalba už durų mama, lyg sektum pasakas slaptingą. Sutikti rytą pas mamą, kai tyliai kalba už durų mama, lyg sektum pasakas slaptingą. O kaip norėčiau aš vėl sutikti rytą pas mamą, kai tyliai kalba už durų mama, lyg sektum pasakas slaptingą. O kaip norėčiau aš vėl. Atsiradimas grupėje tiesiog pastebėjo cukraus pudros įkūrėją mane dainuojantį, pasikvietė į šią grupę ir prasidėjo mano karjera. Grupė atsiradau prieš 15 metų, plius minus, ir tiksliai negaliu pasakyti, kaip joje atsiradau, bet prisimenu, kad pirmasis mano koncertas turbūt buvo 6. cukraus pudros gimtadienis. Jis buvo labai baisus, nes man buvo kokie 10-11 metų ir mes labai daug ir stipriai dirbom. Atsiradimas grupėje, tai dainavau kitame ansamblyje prieš tai, kuris tiesiog išsiskirstė savo keliais, ir kai gavau kvietimą dainuoti cukraus pudrą, tai tikrai buvau laiminga. Visas atsiradimas grupėje yra labai įdomus, sakykime, ne tik grupiai ir pačiam kultūros centre atsiradimas. Paskutinę minutę, kai mokiausi, reikėjo praktikos. Jau buvau susidaręs kaip ir su Laisvės televizija, kaip ten atlikti praktiką, galiausiai persigalva ir man reikėjo, gal kai buvo likusios kokios 2 dienas, ieškoti praktikos. Yra kultūros centras, paskambinau, pasikalbėjom. Aš kokių 3 savaičių pradėjau dirbti kultūros centre ir va taip ir atsiradau cukraus pudroj. Pirmiausiai pradėjau dainuoti cukriukuose, o vėliau po kažkiek tai metų prisijungiau ir į vyresniuosius į cukraus pudrą. Grupė atsiradau aš jau labai seniai, tai turbūt nuo 4 klasės. Mokykloje atsirado kolektyvas, todėl iš to mokyklos kolektyvo pervalgom į tą vaikų cukraus pudros grupę. Tai nuo tada aš einu tos grupės keliu. Gal net nesu pats aštriausias peilis šitoj grupėj, bet kiekviena grupė turi godalėlą, tai aš esu mūsų grupės žavesys. Cukraus pudroje atsiradau, kai tuometiniai grupės įkūrėja ir vadovė Virginija pasuko kitais keliais ir tiesiog perėmiau jos darbus, kuriuos tęsiu iki šiol. Grupėje atsiradau 2018 metais, dainuoju 7 metus ir labai džiaugiuosi dėl to. Kai mokiausi mokykloje, berods 9 klasėj, sulaukiau pasiūlymo dainuoti, laisvalaikį dainuoti jaunimo grupėje, tada dar net ne grupėje, o tiesiog užsiimti popamokinę veiklą, dainavimu. To pačio pasiūlymo sulaukė mano klasiokai, dėl to pati idėja labai sužavėjo, tikrai iš karto sutikau ir nuo pat pirmų dienų ta veikla sužavėjo, labai patiko. Atrodo, kad kiekvieną repeticiją atrasdavom kažką naujo, atrasdavom ne tik dainavime, ne tik scenoje, bet ir bendravime, būtent su grupės nariais.
Cukraus pudra yra man lyg antra šeima. Turbūt mylima taip pat kaip ir pirmoji. Manau, kad cukraus pudra tai yra pats geriausias įvykis mano gyvenime, nes kolektyvo nariai tai tapo draugais, kurie dabar net nežinau, tai tapo gyvenimo dalis, labai stipri gyvenimo dalis. Aš manau, kad cukraus pudra yra grupė žmonių, kurie yra mus matę geriausiom ir blogiausiom gyvenimo sąlygom, situacijom ir niekada nekeis, visą laiką palaikys ir liks su mumis. Man cukraus pudra yra veikla, kuri apvertė, sakykime, mano gyvenimo aukštikojimą. Nes muzika iki cukraus pudros, ji buvo tokia gal labiau pomėgio, sakykime, hobio lygyje. Ir atėjus į cukraus pudrą, po kažkiek metų atsirado ir muzikos akademija, kuriai tikrai didelė įtaka tam visam mano atsiradimui muzikos akademijai padarė cukraus pudra. Cukraus pudra yra labai daug, sakykime, ir mano laiko, ir mano energijos, ir čia sutikau nerealius žmonės. Cukraus pudra man yra gyvenimo būdas, kaip antroji šeima ir geriausias laiko praleidimas linksmai ir tuo pačiu rimtai kartais. Kas man yra cukraus pudra, tai turbūt draugai, draugystė ir turbūt cukraus pudros tos 20 metų yra tik dėl to, kad mes čia ne tik dėl dainavimo, bet ir dėl vienas kito. Tai čia turbūt stiprybė mūsų ir tas kolektyvas pristatymas į priekį. Cukraus pudra man yra mano širdies kolektyvas, nors aš jų turiu ne vieną, bet šitas yra mano didžiausia meilė. Cukraus pudra man yra ne tik grupė, bet ir antra šeima, gyvenimo būdas, komanda, didelė pagalba visose kultūros centro renginiuose. Cukraus pudra man yra visų pirma komanda, kurią tikiu ir pasitikiu, komanda, kuri žinau tikrai, kad gali įveikti bet kokius iššūkius, bet kokias kliūtis. O kas labiausiai žavi cukraus pudroje, kad bet kuri nerealiausia idėja yra įgyvendinama. Ir įgyvendinama taip, kad atrodo pranoksta bet kokius lūkesčius, iliuzijas ir svajonės. Let's go.
Linkėjimas kolektyvo nariams, kad augtų, tobulėtų ir siektų savo užsibrėžtų tikslų. Norėčiau, kad ši grupė gyvuotų dar ilgai, nes kai aš atėjau dainuoti, prieš 15 metų negalėjau įsivaizduoti, kad tai tęsis taip ilgai ir norėčiau, kad kažkas atsirastų, kas pratęstų mūsų grupės veiklą. Didžiausias palinkėjimas visam kolektyvui tai būtų nebijoti naujų ir didesnių projektų, pasilenkti pilną galvą į visą šitą darbą. Visiems, kas yra, kas buvo ir kas dar bus su Kultūrai, noriu palinkėti, kad niekada nepasikeistų, kad niekada negalėtų savo energijos, kad duotų bent jau tiek, kiek dabar duoda. Jeigu tai bus, kolektyvas gyvuos dar ilgus metus. Palinkėjimas kolektyvo nariams būtų kuo ilgiau išlikti kartu ir tobulėti. Linkėjimas kolektyvo nariams, tai jie mane supras, bet lai seksis. Ir kaip aš visada mėgstu sakyti, gerai gyventi neuždraus. Labai norėčiau palinkėti kolektyvo nariam ir pačiai grupiai gyvuoti dar mažiausiai 20 metų. Ir per tą 20-metį kurti savo dainas, kurti savo muziką ir būti girdimiems ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Kolektyvo nariams norėčiau palinkėti, kad ir toliau būtume tokie vieningi ir kad taptume labai ryškiai istorijos dalimi. Kolektyvo nariams norėčiau palinkėti, niekada nenustoti tikėti, kad iš mažų dalykų galima užauginti be galo didelius dalykus, sukurti didelius darbus ir linkiu nepamiršti, kad svarbiausia, ką mes turim, tai turim vieni kitus, turim komandą, kurioje galim pasitikėti ir kurioje galim džiaugtis kiekvieną dieną. Prie kiekvieno buvau pasėdėjęs kadais, su draugais dainavau ir mačiau su draugais, nuo kiekvieno širdį kibirkštėlę nešu, o mane girdi prie laužų, prie beržų, o mane girdi. Nesakyk, kad toli, nesakyk, pamiršai. Jeigu aš pakeli, jie nesuoja laužai. Aš ir vėl išeinu su tuščia šakele, su draugais dainavau ir mačiau su draugais, nuo kiekvieno širdį kibirkštėlę nešu, o mane girdi prie laužų, prie beržų, o mane girdi. Nesakyk, kad toli, nesakyk, pamiršai. Jeigu aš pakeli, jie liepsoja laužai. Nesakyk, kad toli, nesakyk, pamiršai.
kuriuose susikūrė jaunų žmonių ansamblis, vokalo studija Cukraus pudra. Per šiuos metus kolektyvas apkeliavo daug miestų, miestelių ir netgi kaimų. Kaimuose kolektyvas sulaukė pačių įvairiausių replikų ir pastebėjimų. Šiandieną su jumis norime pasidalinti keletų iš jų. Atėjom paklausyti Cukraus pudras, o padainavo tik vieną dainą. Ir vėl ta Cukraus pudra. Jūs labai gerai dainuojat, bet nelabai su publika bendraujat. Ai, va šitie tai pasikėlė. O jau kolektyvo vadovė, tai ir tikra geros nuotaikos ambasadorė. Na, šis kolektyvas Cukraus pudra taip pat yra ledėščias. Per tiek daug metų kolektyvas patyrė ne vieną įsimintiną nuotykį. Gimė ne viena įspūdinga skrajojanti frazė, kuri kuo puikiausiai apibūdina visą kolektyvo gyvavimą. Na ir štai keletas iš jų. Na mes ne žvaigždės, ant pliuso gi nedainuojam. Kaip kaimo vietovėje žino bus gerai. Skriaudžiai kaip New York tik namo kaip važiuoja. Kolektyvo viena iš narių turi savo asmeninę įspūdingą frazę. Labukas yra darbukas. Taip pat vieną frazę esame pasiskolinę iš puikaus mūsų kolektyvo draugo. Sirgi, tai dovanų nebus. Taip pat gerai gyventi neuždrausi. Frazė, kuri turbūt puikiausiai apibūdina visą šį kolektyvą. Mes taip pat skatiname nieko savo negailėkit. Kolektyvo merginos dažnai naudoja frazę mes neramios. Taip pat išvažiavę į kokią nors tolimesnę vietovę, kad ir tas pačias mūsų pamiltas Dusetas. Niekaip neapseiname be frazės ir vėl į tą Turkiją važiuojam koncertuoti. Cukraus pudra ne grupė, o gyvenimo būdas. Taip pat turime vieną frazę dedikuotą vienam konkrečiam asmeniui, kuris šiuo metu kaip tik yra ir salėje. Todėl galime paklausti visi kartu. Mere, tai kada tas autobusiukas?
Jaučiuosi gyvas kaip senais gerais laikais. Su draugais, mes su draugais laikysim dangų, tiek kiek sveikata leis. Laikysim dangų, tiek kiek sveikata leis. Su draugais, jaučiuosi gyvas kaip senais gerais laikais. Su draugais, mes su draugais laikysim dangų, tiek kiek sveikata dar leis. Mieliausi, brangiausi, patys fainiausi mūsų draugai, iš tiesų tai žodžiuose nėra tokių žodžių pasakyti, kokie mes esame laimingi matydami šį vakarą jūs kartu su mumis. Ir visą tai, ką jūs matėte šį vakarą, tai buvo surepetuota, tai buvo suplanuota, mes tikrai daug dirbom ir stengiamės, mes tikrai šį vakarą klydom, tik dėl to, kad mes labai jaudinomės. O jaudinomės mes dėl to, kad jūsų čia yra šį vakarą tiek daug, tai visų pirma, paplokim patys savo. O mūsų šitos komandos tarpe yra vienas žmogus, kuris kiekvieną repeticiją vargdavo su mumis, dirbdavo su mumis. Nes visai nesvarbu, kad kolektyvui 20 metų, mes visi, kaip maži vaikai, su savo kaprizais, su savo norais, su savo išdaigom, su mobiliais telefonais rankose irgi būna. Tai, miela mūsų vadovė Dovilė, iš visų mūsų širdžių, pats nuoširdžiausias, ačiū tau. Ačiū tau už tai, kad esi, ačiū tau, kad mūsų kolektyvas eina į priekį. Ir ačiū tau, kad mes galime aplankyti pačias tolimiausias Lietuvos skulptūras. Ir čia šį vakarą dar ne viskas. Čia buvo tik pirma dalis koncerto, nes antra dalis prasidės visai netrukus. Ir antroji daly dainuosim mes visi, tai mėlėjai pakylam iš savo vietų. Daina, kurią tikrai jūs visi mokate, ir su šitą dainą mes baigiam kiekvieną savo koncertą, todėl nelaužom tradicijų ir važiuojam.